Sveikučiai! Šiandien mano kamadė kalakuto krūtinėlė švelniai parūkinta alksnio dūmais ir pagardinta prieskoniniu sviestu. Kartais, kai atsibosta riebi kiauliena, norisi kažkokios liesesnės mėsos, tai kalakuto krūtinėlė labai tinka. O prieskoniosiu ją tiesiog komerciniu prieskonių mišiniu šį kartą. Ir vėlgi, ne todėl, kad tingiu, tiesiog visą laiką naudoju tuos pačius prieskonius dažniausiai. Tai yra druska, pipirai, granuliuoti česnakai, na ir pridedu dar kokių nors aštrumynų. Šitas prieskonių mišinys, jisai tinka labai kiaulienai, paukštienai, taip pat žuviai, netgi labai skanus skonis, truputį aštrumo, truputį saldumo. Na ir dar papildomai, aišku, pridėsiu prieskoninio sviesto po to kepant, tai tikrai skonio netruks. O kad to skonio būtų ne tik tai iš išorės, bet ir viduje, tai labai rekomenduotina palaikyti šiek tiek tą mėsą ilgiau pamarinuoti, geriausia aišku būtų per naktį, bet kelios valandos taip pat padeda. Ir dar pridedu papildomai druskos, nes šitie prieskoniai turi jos labai mažai. Praėjus kelioms valandoms kuriu kamadą. Tai aukštos temperatūros nereikės, apie 110-120, gal po to į pabaigą šiek tiek daugiau, tikrai yra pakankama. O kol kamadas šyla, tai pasidarau prieskoninio sviesto. Tai dedu tiesiog druską, pipirus juodus, truputį petražolių, taip pat granuliuotų česnakų ir granuliuotų svogūnų. Viską reikia tiesiog gerai sumaišyti ir po to galima dalį užšaldyti. Tai šaldiklyje laikosi tikrai ilgai. Jeigu paliksit šaldytuvę tiesiog, tai reikia per kelias dienas suvartoti. Kai anglis įsidega, ruošiu kepsninę tiesiog rūkinimui. Į apačią tarp anglių dedu medienos pagaliuką, dedu sistemą su deflektorium ir dar dedu nulašėjimo indą, kad tiesiog nevarvėtų viskas ant to deflektoriaus ir nesviltų. Toliau dedu groteles ir galima iš karto, nelaukiant kol kepsninė įkais, dėti ir mėsą. Svarbu, kad tik anglis būtų šiek tiek lengvesnės, kad degant joms nebūtų nemalonaus kvapo, kol jas dar pilnai neįsidegę. Tokį rūkinimo būdą naudoju gana dažnai ir labai tinka, jeigu norit labiau rūkyto skonio. Tai pradžiai gaunasi toksai šaltas rūkinimas, o po to, kai kepsninė įkaista, pasidaro karštas rūkinimas. O jeigu norit daugiau rūkyto skonio, tai galima tų medienos pagaliukų įdėti ir kelis kartus. Tik tai rekomenduočiau iš karto nepridėti daug, nes tada dūmas būna per daug intensyvus ir šiek tiek nemalonus gaunasi. Tai geriau yra įdėti kelis kartus po nedaug, negu vienu kartu daugiau. O toliau, kai jau mėsa šiek tiek pašyla ir pradeda po truputį apdžiuvinėti, galima ją patepti kokiu nors padažu, arba kaip šiuo atveju aš darau, patepu tuo lydytų sviestu, kurį pasidariau prieskoniniu. Tai bus tikrai dar papildomai nemažai skonio ir ta temperatūra turėtų būti apie kokią 45-50 laipsnių, nes galutinė temperatūra, kuri reikalinga, kad iškeptų mėsa pilnai išsirūkintų, yra apie 70 laipsnių, 72 kokie. Taigi aptepu lydytų sviestu ir toliau tiesiog rūkinu toj pačioj temperatūrai, apie 110-120 laipsnių Celsijaus. Kepant arba rūkinant mėsą dažnai naudoju kažkokį termometrą. Tai šiuo atveju nenaudoju termometro, kurį galima tiesiog palikti mėsoje. Tai laikas nuo laiko tiesiog skirtingose vietose pamatuoju temperatūrą. Na ir tuo pačiu dar kartą aptepu sviestu. Panašų prieskoninį sviestą dažnai naudoju kepant vištieną ir būna labai geras rezultatas, geras skonis ir mėsa būna sultingesnė, mažiau išdžiūsta. Toliau šiek tiek dar sulaukiu, kol temperatūra mėsos pakels iki 70-72 kokių laipsnių ir galima bus mėsą nuimti tiesiog. Padėsiu kambario temperatūrai kokiai 15-20 minučių. Ir kai jau mėsa šiek tiek paguli, jinai atvėsta, galima ją pjauti, taip yra prarandama mažiau sulčių. Ypač aktualu kalakutienos krūtinėliai, kurioje tos drėgmės tikrai nebūna daug. Pjaunant, sakyčiau, pirmas toks įspūdis įdomus, nes mėsa viduje nėra sausa, jinai yra pakankamai sultinga, bet išorė yra visiškai tokia išdžiūvusi, galima sakyti, ir tokia lyg luobelė pasidariusi. Tai kai kas tą vertina tokį skonį, man atrodo šiek tiek kietoka išorė ir geresnis būna rezultatas tiesiog kai aptepi barbekiu padažu bekepant. Tačiau bendras rezultatas, kaip krūtinėliai kalakutienos, tikrai nėra blogas. Daug skonio. Ir tiek nuo tų prieskonių, tiek dar nuo papildomai ir to prieskoninio sviesto. Tarp kitko, to sviesto galima užsidėti ir papildomai, jeigu trūksta. Tai jeigu atsibodo kiekvieną kartą kepti vienodai, siūlau pabandyti ir tokį variantą.
Nors man asmeniškai gal labiau patiko tas variantas, kai kepiau krūtinėlę aptepdamas ją teriyaki padažu, bet kiekvieno skonis yra skirtingas, tai galit pabandyti ir šitą variantą. Skanaus ir iki kito karto.